Esame Babysit Toy City parduotuvėje ir kalbame su konsultantė Vytautė apie sauskelnes. Vytautė, aš niekada gyvenime nesirinkau sauskelnių, nes iki šio laiko man ir nereikėjo. Tai man labai įdomu, kaip pirmą kartą į mamą, tai nuo ko pradėti renkantis sauskelnes? Kas yra svarbu, kokie kriterijai? Tai gal jūs galėtumėte mums ir papasakoti? Tai yra dažniausias užduodamas mamyčių klausimas. Mes pirmiausia atkreipiame dėmesį į sauskelnyčių medžiagytę, kad būtų švelni, nedirgtų odelės, nepraleistų ir nealergizuotų vaiko kūnelių ir nesukeltų kažkokių sudirgimų. Bet kaip ir išsirink, kad neerzintų to kūdikio odos? Kaip man žinoti, ar mano vaikui neerzins būtent šios sauskelnes? Pirmiausia, tai mes pasižiūrėkime į pagrindinės populiariausias sauskelnytės. Kai sakau, pačios populiariausios pas mus yra tėvelių numylėtinės, tai Muni sauskelnės, japoniškos firmos sauskelnės su švelnia medvilne, kuri prisitaiko prie vaikelio kūnelio, neleidžia pratekėti ir turi inhaliatorių, kur parodo, kada reikia pakeisti sauskelnytes. Taipogi mes turim ir Raskal sauskelnes, kurios truputėlį skiriasi nuo Muni. Jos daugiau yra jau paaugusiam vaikui skirtos, nes daugiau jos prisitaiko prie judėjimo, turi padidintą nugarėlę, nevaržo vaikučio pradedant ropoti, vaikščioti, bėgioti. Tai reiškia, kad šitie du prekiniai vardai būtų tikrai saugus pasirinkimai tėveliams, nuo kurių galima bandyti sauskelnes. Tikrai taip. Matau, kad sauskelnių yra skirtingų dydžių. Kaip juos įsirinkti ir kaip suprasti, kad tam tikros sauskelnės jau mano mažyliui tapo per mažos? Tai pirmiausia, mes atkreipiame dėmesį į vaikučio svorį. Pačios pirmosios mūsų sauskelnės yra pačios mažiausios, tai yra nuo 0 iki 5 kg. Tada jau mes einam laiptukais, kilame viršų. Antras etapas jau truputį paaugusiam vaikučiui, mes jau atkreipiam dėmesį pagal kojytės. Jeigu matom, kad spaudžia ties kojytės, tada reiškia, mes turime jau griebtis didesnio dydžio. Ir dar, kiek aš žinau, mergaičių ir berniukų sauskelnės irgi skiriasi, kas man buvo truputį staigmena. Taip, tai yra tiesa. Skiriasi tiek berniukų, tiek mergaičių ir yra sauskelnytės ir yra kelnaitės. Kiek čia visko reikia žinoti? Sauskelnytės ir kelnaitės, tai kaip čia įsirinkti? Sauskelnytės dažniausiai yra naudojamos mažiesiams vaikučiams, o jau kelnaitės yra truputį paaugusiam vaikučiam, kurie yra mokinami jau po truputį sėsti ant puodelio. Tai mes pradedam nuo sauskelnių, ar ne? Mano kitas klausimas būtų, ar verta rinktis sauskelnę su šlapumo indikatoriais? Čia vėlgi man irgi naujiena, kad tokie indikatoriai dar egzistuoja. Tikrai taip. Pirmiausia, tas indikatorius yra reikalingas naujagimiam, kadangi tėveliai negali nustatyti tam tikro laiko, kada reikia pakeisti sauskelnytes. Tai indikatoriaus dėka mes nustatysime, kada tėveliam jau laikas būtų griebtis ir keisti sauskelnes. Naktinės ir dieninės sauskelnes. Ar verta rinktis jas, ar užtenka vienų? Naktinės sauskelnes mes renkamės dažniausiai, kai yra jau vaikutis truputį paaugęs. Tam, kad atpratinti vaikutį, nes kadangi vaikutis nakties metu jisai daugiau šlapinasi ir jisai to nejaučia. Jisai negali susikoncentruoti, kad paprašyti, kad nueiti ant puoduko ar nueiti į tualetą. Dėl to mes dedamės naktinės sauskelnes su dvigubu sustiprinimu, kad nepraleistų. Kai pasiklausau savo draugių mamų pokalbių, kartais nugirstu, kad jos sako, pavyzdžiui, man patinka šitos sauskelnės, nes jos leidžia mano vaikučio odeliai kvėpuoti. Ir gal galėtumėt paaiškinti, ir iš tikrųjų tai yra svarbu? Šis žingsnis yra labai svarbus. Ir kiekvieno kūdikėlio odelė turi kvėpuoti ir būtent sauskelnės turi būti pralaidžios kvėpavimui. Tai reiškia, kad praleisti orą. Jeigu sauskelnytės bus tam tikros medžiagos ir nepraleis oro, automatiškai tada jau kūdikėlio odelė gali tapti sausa ir vystytis visokie dirgliukai, paraudusi odelė, išbėrimai. Bet kaip suprantu, ant kiekvienos pakuotės yra užrašyta, kiek sauskelnės yra pralaidžios. Tai tikrai taip. Variantų yra tikrai labai daug ir iš tikrųjų, manau, daugumai tėvų yra įdomu išbandyti skirtingas sauskelnes. Ar tai gali erzinti kūdikėlį? Taip, tai gali pradžioje erzinti, nes vis dėlto vaikutis turi priprasti prie vienų sauskelnių ir atsirinkti jam prie jo kūno derančias sauskelnes. Kad nealergizuotų, neišbertų,
kad nebūtų jokių bėrimų, jokių paraudimų, tai tiesiog reikia bandyti. Tai reiškia, geriausia yra pradėti nuo tikrai patikimų, žinomų prekinių vardų ir jeigu jie tinka, tuomet ir nebeeksperimentuoti. Tiesa.